Ar kada nors pagalvojai, kad mūsų kūnas viską pasako pirmas? Tik mes dažniausiai ką darom? Jo paprasčiausiai negirdim. Išnabžda per nuovargį, per miegą, kurio niekaip neužtenka, per odą, kuri ima rodyti, kad viduje kažkas ne taip. Aš pati ilgai bėgau, dirbau, dariau, stengiausi būti stipri, kol gyvenimas vieną dieną nepaėmė ir nesustabdė manęs. Tada aš supratau, kad sveikata tai nėra tik savaime suprantamas dalykas, tai yra ryšys su tavimi, kurį tu turi atstatyti, kaip prarasta draugystė. Ir kai pradėjau klausytis, galvoti, kuo maitinu kūną ir mintis, viskas pasikeitė. Atsirado ramybė, energija, švytėjimas iš vidaus. O jeigu ir tu esi tokioje būsenoje, susisiek su manimi, mielai pakonsultuosiu.